Aš Taip. nežinau. O, man pranešė, kad recording in progress. Tai jau Gerai. viskas, jau yra oficialus recording ir visi, kas žiūrės šitą video, žiūrės nuo šito momento. Ir tiem, kas netyčia įsijungia ir dabar mus stebi, toks mažytis projektas dabar vyksta, mes iš skirtingų vietų, aš esu Peterbore, Egidijus yra Londone, Tadai, kur tu esi? Irgi Londone? Taip. Nu tai va, Kitoj pusėj. Peterboro ir Londono vyrai susivienijo ir bandysim aptarti evangelijas, 4 evangelijas Advento. Dabar mes ką tik įžengėme į Advento laiką ir tokius mažus savo galbūt kažkokias įžvalgas, pamastymus. Tai tiem, kas norėtų kartu su mumis pabūti ir kartu permastyti, ką Jėzus nori šiandien pasakyti, mums savo žodžiais esat labai kviečiami ir laukiami prisijungti. Tai pradėsim trumpą maldą, tada perskaitysim Evangeliją ir kiekvienas trumpai pasisakys, kas yra jų širdyse, kas yra jų mintyse, jų įžvalgas ir tada mažytė diskusija. Tikimės tilpti į mažiau negu 40 minučių, nes tiek Zoom leidžia. Jeigu netyčia nutrūktų video, nes yra ilgesnis pokalbis, jisai bus tada reiškia įskeltas į 2 dalis, nes kitokio sprendimo mes nelabai turim kol kas. Tai meldžiamės vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, žinau, kad nesvarbu, kur bebūtumėm, ar netgi laike ir erdvėj, net jeigu šitas video žiūrimas po 1000 metų, kada jis yra įrašytas, tu esi gyvas ir tikras ir gali paliesti mūsų širdis ir mūsų gyvenimus. Ir kada ateinam į šitą laikotarpį, Advento laikotarpį, laukiam tavo gimimo, atverk mūsų širdis ir protus, kad išvelgtumėm, koks didis yra tai slėpinys, kad tu iš tiesų pasirinkai tapti vienu iš mūsų. Pereiti visą, ką pereinam kiekvienas žmogus šią žemėje, ir kančią, ir džiaugsmą, ir meilę, ir prakaitą, ir darbą, ir mirtį, netgi mirtį, ten, kur kiekvienas iš mūsų keliaujam. Dėkojame už tavo ištikimybę ir tavo meilę. Ir šitus mažus video seki savo dvasia ir lydėki savo dvasia, Viešpatie. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Kitus video susitikimus kiekvienas iš jūsų pravesit po maldelę. Gerai, susitarėm? Gerai. Gerai. Palaukit, aš dabar bandysiu, čia aš irgi mokausi, kaip ir Tadas sako, bandysiu pasidalinti failu. Tikiuosi, kad nerodys, ko nereikia. Šiandienos Evangelija. Share. Ok, nuotraukas. Ok. Ar jūs dabar matot tai, ką aš matau? Matot tekstą? Ne. Ne. Tai labai negerai. Kodėl jūs jo nematot? Ai, va, palaukusiu, paspausiu čia, dabar turėtumėt matyti. Ar dabar matot? Taip. Matom. Va, tai yra, čia yra šiandienos Evangelija pagal Luką, nėra pasimta iš kur, bet kas nori, tai yra Katalikai LT puslapyje visa liturgija, kiekvienos dienos skaitiniai, tai galima ten pasižiūrėti ir ten būtų tiksliai parašyta, iš kokios vietos tiksliai yra paimta. Evangelija pagal Luką. Egidijau, nori perskaityti? Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia galybė ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai jie užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimų jų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje.
Tai viešpaties žodis. Dėkojame. Dėkojame Dievui. Ar palikti tekstą, ar Aš galvoju, palikti. atsiminsit? Palikti kol kas, kol kalbam. Gerai. Tai Tadai, tavo kokios būtų mintys? Nu, man, vat, sakau, buvo toks atvejis, kad šiandien man suskambėjo man artimas žmogus, jis dabar man padeda po insulto. Aš buvau nenusisukęs, kai jis buvo bėdoj. Ir man tas įstrigo apsvaigimas ir kas ten dar? Girtybė. Svaigalai, Ai, girtybė. Jo, tai va, jisai buvo įpuolęs į abidvi bėdas, bet turėjo valios atsistoti ir, kaip sakyti, susitvarkyti gyvenimą ir dabar jisai nuostabiai gyvena ir padeda man. Ir dėkoja man, kad aš vienintelis nenusisukau nuo jo. Ir man tas yra labai pastiprinimas šiandieną. Tai va, tai kaip sakant, Dievui. Aišku, ir jis tikintis žmogus, ir jis turi tą tradiciją pats pasimelsti kasdieną. Ir man primena dar. Tai va, kaip yra svarbu budėti ir, pačiam kažką daryti. Tai dėkui, tai perleidžiu kitiem. Taip, bet koks liūdimas tikras yra nuostabus dalykas ir pastiprinimas kitiem dažnai būna. Gerai, ačiū Tadai. Egidijau, tavo mintys? Jo, jos tokios gąsdinančios, bet kai pagalvoju, kad tas vyksta jau daug tūkstančių metų, porą tūkstančių metų, kiekvienu kartu žmonės tą girdi ir būna laikotarpiai tokie, kad žmonės pradeda apie tai labai galvoti ir vis lygina, jau dabar tas laikas, tas buvo ir turbūt prieš pirmą pasaulinį ir prieš antrą ir dar anksčiau ir visą laiką žmonės ten ieškodavo tų, kad jau čia dabar, nes dabar ypatingai daug tos, šitų prievartos. Negazdinimų greičiau, ypač YouTube, kaip atsidarai, žiūrėkit, jau prasidėjo ir tas toks galvoji, tas gerai yra žinot, bijo taip prisilaikyti to visko, ko čia sako saugotis, turėti saiką ne visame, negali be nieko to būti, be šitų, tiesiog, nemanau, kad čia ir sako tau nevartok alkoholio, čia kažkas daugiau yra, nes tu turi turėti saiką ir pats Jėzus juk vartoja alkoholį, tai tą, sakykime, net jam neturėtų, ypač tas buvo sakoma prieš tada, kai jie visi, tiesiog, jeigu švęsti, jeigu melsis, tai melsis, ten viskas pas juos būdavo balansė ir niekas per daug bet turbūt taip yra svarbu būti pasiruošusiam širdį, kad jis tokį pasako. Tai gal aš daugiau galvočiau apie tą nebijojimą, nes jisai sako, nebijokit, iš kitos pusės, kitoj, nežinau, ar čia sako, pakelkit galvas. Jo, sako. Sako, pakelkit, nes jūsų išvadavimas arti, tai kažkaip taip nesigaudyti tos mados galbūt, kad jau dabar čia tas laikas, nes kitoje vietoje pasakyta, kad jisai niekas nežino tikros valandos, o šiais laikais jau žiūrėk tą ir tą valandą, tą ir tą dieną, jau nuo pat, aš nežinau, aš iš tikrųjų jaunystėje, kai buvau prieš kokius 20-30 metų, tai labai laukiau ir bijojau ir laukiau 2000 metų, nes, pasakyta, kad... Visi apie tai ir kalbėjo. Taip, visi apie tai kalbėjo, aš nuo pat paauglystės jau laukiau 2000 metų ir kažkaip gavos taip, kad mes atvažiavom gyventi Londoną 99-ais, ir galvoju, viskas 2000-ieji, tuoj pradės čia griūt viskas, išsinešiau
naujų ėjom švęsti, žodžiu, Londone būdami, ėjom švęsti naujų į gatves Mm. ir nuėjom ne į tą pusę. Visi eina, kažkur eina, angliškai ten nemokai nei paklausti, nei pasakyti, bet kažkodėl man surodė ten. Einu ten, žiūriu, kad, sako, tu ne ten eini, grįžtu atgal, jau visi grįžta jau viskas, nauji metai atėjo, pasaulio pabaigos aš nesulaukiau, atsisėdau ant gatvės, apsiverkiau ir žodžiu, gal. Tai ir nuo to laiko kažkaip, nu, to tikėjimo gal nebuvo tokio didelio. Kažkas buvo, aišku, turbūt vis tiek, kažkoks toks, bet to gilaus ar ten pamastymų. Ir vis tiek man tas pasakymas, kad dienos ir valandos niekas nežino, tik tais tėvas, tai ramybė. Tiesiog nėra. Turėt saiką visame ir būti, neužmiršti, kad tas gali įvykti ir ar mūsų laiku, ar ne mūsų laiku tiesiog. Tai va tiek. Nu jo, super. Tai va, galima tada trumpai. Vat labai gerai tu pasakei, kad reikia pamatyti tą kitą dalį, kad pakelkite galvas ir nebijokite. Aš neseniai laidą irgi žiūrėjau, gal YouTube apie tą nebijokite, tai bijau sumeluoti, ar 700 kartų, ar 777 kartus parašyta, kad nebijokite ir būkite tvirti ir pasitikėkite viešpačiu. Tai galbūt reikia akcentuoti, nebijokite ir budėkite, laukite be baimės. Jeigu kalbant apie skaičius, tai jeigu mano atmintis yra gera, čia reiktų patikrinti. Yra sakoma, kad šventajame rašte skaičių nebijokite pasakyti tiek, kiek yra dienų metuose. Tai kiekvienai dienai užtenka. Galbūt, jo, kiekvieną dieną, aš dabar nesimenu, seniai šitą mačiau, bet prisimenu, kad daug ten kartų, jo, kiekvienai dienai, kad būtų. Aš girdėjau, kad 365 kartus, nu jo. Tai užtenka vis tiek. Su kapeikom dar. Daugiau. Jo. Aš labai pritariu tai minčiai, kad egzistuoja iš tiesų fundamentalus matymas šitos krypties, nes ne tik čia mes matom, kai Jėzus kalba apie savo antrąjį atėjimą, yra kitų vietų ir yra bendruomenių, kurios naudojasi tą mintim pritraukti narius ir pasinaudoja tą žinią iščiulpti iš jų ir pinigėlius ir viską. Yra ne viena sekta susikūrusi tuo pagrindu, kur sakė, kad kadangi ateis, vis tiek ateis ir iki savižudybių net nueita, čia yra istoriniai faktai. Yra šiandien egzistuojančių bendruomenių, kurios pagrindė ant to stato visą savo matymą. Ir mes žinom kokios, viena iš jų yra Jehovistų bendruomenė, kurios viena iš pagrindinių misijų, bent jau jie taip mato, kad sekti tas datas ir kars nuo karto jie jas skelbia konkrečiai. Mano nuomonė ir kiek aš suprantu ir bažnyčios nuomonė, tai yra labai klaidingas požiūris, kalbant apie antrąjį Jėzaus atėjimą. Nes ir Liujisas pastebėjo, sako, žiūrėkit, ką Jėzus iš tiesų kalba, kai jis kalba apie savo antrąjį atėjimą, kalba apie karus, kalba apie badus, apie žmonės klajojančius dykynės ir taip toliau. Ir sako, paimkit istoriją ir pasakykit, kada taip nebuvo. Romėnų laikais, po romėnų laikais, kaip ir tu, Egidijau, minėjai, visais laikais, kad ir kur tu nusikeltum, tu šitą evangeliją gali pritaikyti. Nesvarbu, kokioj tu tautoj būtum, kur būtum gimęs, Afrikoje, ar Australijoje, ar Lietuvoje, visada buvo karas, visada kažkur buvo badas. Šiandien mes turim pertekliaus tiek, kad maistą galim išmest, bet kažkur vis tiek žmonės badauja. Vienintelis, kas nėra lengva būtų paaiškinti, jeigu giliau nemastai, yra ženklai danguje. Tai yra mėnulis, žvaigždės ir saulė. Ir yra vienoje vietoje netgi pasakyta, kas mums kaip krikščionim ne visada lengva yra paaiškinti ir mes raudonuojam, jeigu nežinom, ką pasakyti ateistui, kuris sako, žiūrėkit, Jėzus melavo, nes jis sakė, kad visa tai įvyks dar šioje kartoje. Man atrodo, praeitam savaitės skaitinėje, jeigu atsiverstumėt, buvo, kada jisai įvardina ženklus. Mėnulis užtems, saulė užtems, mėnulis užtems, saulė nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir taip toliau. Ir visa tai įvyks dar šiai kartai nepraėjus. Bet kiek jau kartų praėjo nuo Jėzaus žodžių,
tikrai ne viena, ir ne dvi, ir ne trys, jau tūkstančiai kartų yra praėję. Ir vis dėlto atrodo taip tiesiogiai skaitant, va taip grinai paimtų už pinigą žodžiai, kurie buvo pasakyti, kad neįsipildė. Ir jeigu tokiu tik tai kontekstu matai, tada daug kas šventajame rašte iš tiesų netelpa kaip čia sakyti, į suvokimą. Nes kai Jėzus sakė, pavyzdžiui, būkite gudrus kaip šalčiai, neklastingi kaip balandžiai, sako, jisai neliepė dėti kiaušinių arba raičioti žemę. Ta prasme, mes turime išvelgti gilesnės tiesas. Ir vienas iš dalykų, ką turime išvelgti, yra tai, kad mėnulis, saulė ir žvaigždės, kas buvo tiem žmonėm, kurie kažkada tai neturėjo jokio dalyko, ką mes šiandien turim. Pavyzdžiui, GPS. Jiem tai buvo jų gyvenimo vadovas. Tai buvo pagrindinis rodiklis, kokia kryptimi jiem eiti savo gyvenime, kur mum eiti, kokiu kampu žvaigždės stovi, kaip mėnulis, kokioj fazė ir taip toliau. Ir keliautojai, kurie keliaudavo per dykumą, jiem tai buvo pagrindiniai, ir daugelį metų po to buvo pagrindiniai akcentai, kur keliauti ir kaip pabaigti savo tikslą. Ir dar Jėzui gyvam esant jo kartoje, apaštalai aiškiai suprato, kad visos šitos dangaus galybės nėra esminiai ženklai nuvesti mus į tikrą gyvenimo tiesą, į tikrą gyvenimo tikslą, nes tikras tikslas yra jis pats. Ir jis yra ta naujoji žvaigždė, ne kaip mes Betliejoje ir matome, jis yra ta naujoji žvaigždė, kurią turi krypti mūsų gyvenimas. Jis yra tikroji mūsų saulė, kuri turi apšviesti ir nušviesti mūsų gyvenimus. Ir be to, man ta vieta, bent jau to praeito skaitinio, ir labai gerai įrodo, kad tas tekstas turėjo būti parašytas labai anksti, dar esant pirmai kartai. Nes jeigu tekstas buvo rašomas jau po antros, trečios kartos, paprastas sakinys, dar įvyks šitoje kartoje jau būtų išbrauktas. Nes jie nekvaili, kai jie trečią kartą perrašinėja į Naująjį testamentą, suvoktų, kad jau jie meluoja, kažkas yra ne taip. Mums gal geriau paslėpti šitus terminus. Nu va, man, žinau, kyla mintis tau apie tą kartą bekalbant. Kas yra Jėzui karta, mums tai aišku apie 30 metų. Bet o Jėzui tai amžinybė, tu supranti, pas jį suvokimas laiko gali būti kitoks. Jis aišku gali bandyti žmonėm mums pasakyti, suprantama kalba, bet mes kartais nesuprantam, kas yra jam karta. Epocha gal kažkokia, supranti, kaip keisės epocha, iš žuvų į vandenį, tipo, sekite, ten tą nešantį vandens tuos uzbonus, ar kaip ten buvo. Tai irgi čia susijęs su astronominiu ciklu. Tai kas jam yra karta? Ar ta epocha, ar kaip čia? Tai, žinot, čia įdomu. Jo, čia labai tokia savoka yra, kaip pasakyti, sudėtinga. Na, aišku, mes nesame egzegetai, reiktų pažiūrėti, ką yra graikiškas žodis, koks yra panaudotas. Realiai, mes verčiam kaip karta, graikiškai gali būti truputėlį kitaip. Platesnė savoka. Arba platesnė savoka, arba labiau apibrėžta, arba mažiau apibrėžta. Jeigu jau gilinamės konkrečiai į labai pažodžius, geriausia yra skaityti originalo kalbą. Kur gauti? Ne, tai graikų yra, tik tai reikia, pačiam internete yra, kaip sakant, čia ne problema šiais laikais šaltiniai, labai lengva rasti. Bet reikia mokėti, pati graikų skiriasi kito. Yra senoji, pato, pats žinai. Jo, yra. Tai va, ir ką čia dar galima išvelgti, kokios dar mintys jums kyla? Va, dabar aš grįžau prie skaitinio, manau, momentas, tu gali grąžinti skaitinį. Galiu grąžinti skaitinį. Vat, palauk. Tenai pažiūrėk, nebūkite apsunkinti nuo kažko svaigimo, girtuokliavimo ir kasdienių rūpesčių. Atkreipdėmės už Jo, teisingai. Mokėk atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių. Reiškia, save slėgti kasdienės rūpesčiais irgi yra toks pats, kaip sakyt, blogis, kaip. Tai yra, tu turi mokėti atsitraukti. Aš tai dėl to nueinu į bažnyčią, kad irgi atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių. Uždarai bažnyčios duris, palieku rūpesčius už durų ir eini bendrauti su Dievu. Bet aš taip galvoju. Nežinau, ką jūs manat. Egidijau. Čia tiesiog nuo visko tu turi
Nu tai kaip ir čia tas pats hiperbolizacija, kaip ir nusipjaukit ranką savo, ne, ar ten galūnės, ar išsilupkit akį. Jis tiesiog nori sustiprinti svarbą. Mhm. Niekas negali visiškai pilnai nuo viso šito atsisakyti. Nu, tiesiog nėra tokių variantų. Vienas gal negeria jau 20 metų, bet jisai gali būti rūpesčių pilnas. Čia tiesiog nu, viskas, kas susijęs su... Reiškia, nepergyvenkit. Mhm. Apsiraminkit, viskas gerai. Nepergyvenkit, nesinervuokit, tiesiog viskas bus gerai. Jeigu jūs manim tikit, Mhm. atsitieskit, pakelkit galvas, taškas. Nu, čia nėra ko daugiau, žinai, nes įsijungėt, nu, pas mumis tų variklių visokiausių apsauginių pridėta ir nuo to, ir čia tas, ir vaikai, kaip čia bus su tuo, su anuo, ir, nu, žodžiu, sako, nu, suraminkit, viskas gerai. Čia kai važiuoji mašiną ir pamatai policininkus, iš karto įsitempi, galvoji, kad kažkas ne taip. Apsidairai, čia- galvoji. Lietuvio sindromas su policininku. Nes pas mus iš krūmų šaudė, supranti? Gali būt, gali būt. Gali būt visiškai lietuvių, bet aš tik tai sakau, kad visada apsižiūriu, ar viskas gerai, žinai, ar ten šviesos dega, ar kas. Tai tas tavo nuolatinė nuostata, man atrodo, kai Jėzus kalba, kad, kaip ir tu sakai, realiai, jeigu tu nieko blogo, ne tai, kad nieko blogo nepadarai, visi mes esame nuodėmingi, čia ne apie tą kalbą, bet tavo širdies kryptis yra teisinga, tau nėra ko bijoti. Ta prasme, jeigu Kristus sėdė su tavim automobilį ir važiuoja tavo gyvenimu, ne tik, kad nėra ko bijoti, tavo gyvenimas į tai ir eina, realiai, tu ir laukia to susitikimo. Ar tas susitikimas įvyks tau baigus istoriją čia, tavo gyvenimo, ar laikas prapliš ir jisai įžengs kaip karalius. Čia nėra didžiulio skirtumo iš esmės. Apie tą kasdienybę kalbant, aš kartais įžvelgiu pavojų, kad žmonės sugretina kasdienybę su šventumu tokiu būdu, kad kasdienybė tampa tai, ko jie bijo, o šventumas tai, ko bando pasislėpti. Ar tai bėgdami nuo kažkokių tai ypatingų rekolekcijų ieškodami, arba ypatingų kažkokių tai sielos įsivalymo, ten ypatingų, nežinau, pokalbių jiem reikia, nes kasdienybė jiem juos tik taise guja. Ir mane labai sukrėtė, iš tiesų, labai visiems paturiu skaityti Chestertoną, kuris realiai yra kasdienybės, galima sakyti, apaštalas. Ir jisai labai daug kartų sakė, kad kasdienybė yra ta vieta, kur Dievas mums gali labiausiai kalbėti, nes mes labiausiai joje ir esam. Bažnyčioje mes būnam kartą per savaitę, 5 minutėm. Ir mums realiai to nėra gana, bent jau neturėtų būti gana. Širdis turi būti nuolat su juo, nuolat virpėti jo artumu. Ir kasdienybė yra didžiausia erdvė, kurioje jis gali veikti. Nes mes joje esam nuolat. Ir va čia įsileisti tą jo tikrovę. Kaip sako, pamatysi, kad tai vyksta. Nesakė, pamatysi, kad tai vyksta, kai būsi bažnyčioje. Iš kur aš žinau, kur aš būsiu tuo metu? Tualete sėdėsiu, duše, vaiką vešiu į mokyklą. Pamatysiu, kad tai vyksta. Ir iš karto aš esu tame. Man nereikia specialiaus pasiruošimo. Jeigu suprantat, ką noriu pasakyti. Taip. Nes pabrėžta, kad kai tai vyks, nebijokite, pakelkite galvas ir būkite pasiruošę, nes viskas jums bus gerai. Jo, ir dar tas, todėl visą laiką budėkite ir melskitės, ne, tai čia melskitės, kas tas yra? Juk ne poteriuose reikalai, ne, čia iš tikrųjų gal ir poteriuose kartais, bet esmė tai tame, kad tu turi palaikyti ryšį su juo, vat aš taip suprantu, nes ta malda ir yra ryšys su juo. Tai jeigu tu su juo bendravai visą laiką, žinai, galbūt ir perspėjimai kažkokie, ir gal tu pradėsi ir tos ženklus pastebėti, ne, kitaip. Nu, žodžiu. Malda čia vos neatskira tema galėtų būti, nes apie maldą daug ką galima kalbėti. Bet jeigu taip labai trumpai, tai valios aktas turi dalyvauti maldoje. Bent kartą per dieną mes turim valingai skirti laiko, nes
Jeigu yra tik tai minti, kaip čia pasakyti. Mes ir šiandien, man su dukrytė, kai skaitėm Kipšo laiškai, vienas iš dalykų, ką Kipšas gundo, sako, padaryk, kad jo nuostata būtų, kad jisai galvoja, kad jisai yra maldoje, kad jo mintyse yra šventas, bet svarbiausia, sako, kad tai nepaliestų jo valios, kad jisai valingai to nedarytų. Tegu jisai galvoja, kad jisai, nes mes šiandien turim žodį dvasingas ir dvasingumas, jisai taip yra, kaip čia pasakyti, kokį čia žodį panaudojus, kad labai... Nuvalkotas. Jo, visiškai, nes žmonės net nežino, ką sako, kai sako, aš esu labai dvasingas. Kas čia per terminas, ką tai reiškia? Nes joks žmogus dvasingas taip niekada nepasakys. Arba aš esu labai nuolankus. Žmogus niekada nepasakys, aš esu nuolankus, jeigu jis iš tiesų yra nuolankus. Tai, tas dvasingumas tikras, jame kažkada 24 valandų bėgyje, bent jau tokia yra mano nuomonė, turi būti valingas aktas susitikime su Dievu. Tai reiškia, kaip tu sakai, ar tai būtų potyris, ar tai būtų laikas konkretus jam ir tik jam skirtas. Vieni turi rožinį, kiti turi šitą liturginį kalendorių, kaip tas brevijorių, kiti turi dvasinį skaitymą, meditaciją, švento rašto, bet kažkas valingai skirta, kad nenusėstų tik taise, kaip žmogus galvoja, kad sportuoja dažniausiai. Ai, kada nors sportuosiu. Ir mintyse yra ta mintis, kad aš kažkada sportuosiu ir eina gyvenimas pro šalį ir niekada nepakelia nei vieno gantelio, bet jaučiasi didžiuliu sportininku. Tai čia kažkas apie tai kalbam. Jo. Jo, tavo padrasinimas, Egidijau, ir man atrodo, tavo tada irgi buvo, kad tas nebijokite išryškinimas yra, gali būti, kad čia yra pagrindinė žinia, kuri mus turėtų pasiekti. Nepasiduoti gąsdinimui, nes mes žinom, kad istorija, baigėsi, baiginėjasi. Kiek liko minučių? Dabar Ar jau baigėsi? liko 9 minutės dar. Liko 9 minutės, rodo, ne? Nu tai va, tai jau reikėtų užbaiginėti. Ir tas padrasinimas, nebijokite, ypatingai šiandieninės istorijos akivaizdoje, kas vyksta aplinkui mus, mes patys žinom, kas vyksta kartais Londone netgi, kokie streikai, kad negali pajudėti. Čia jau jūs galit paliudyti. Jeigu reiktų, ne? Tai visoje šitoje akivaizdoje, kad vis dėlto visa istorija turi kryptį. Net ir tavo gyvenimas turi kryptį, jis yra kryptingas, jis yra tikslingas, pagal Dievo mintį sukurtas ir pagal Dievo mintį baigsis. Aš manau, kad tokią galima maždaug išvadą padaryti. Kaip tu manai, Tadai? Matai, dabar, kaip, tu labai gražiai čia viską pasidėliojai, matai, tik problema, kad su tom laisvėm žmonės pamiršo pareigas ir dabar dvi, tris kartus bėgo nuo Dievo ir jie tokie kaip pasiklydime, kaip to čia pasakyti, nežinau. Nu, jiem nėra tos vidinės dvasinės ramybės. Jie blaškosi pasaulyje ir pats supranti, kad matai, kas darosi. Jo, bet šiandien kalbam apie mus, tave, mane ir Egidijų kol kas. Gerai? Tai mes, kaip sakyt, tą praktikuojam ir mums lengviau šitą eiti, todėl aš taip galvoju. Ir turėtume kitus pastiprinti, atsisukti į tą viešpatį ir išgirsti jo balsą. Bet kaip žmogui augintam šeimoje nuo mažens, kur aiškino, kad mokslas yra aukščiau visko, o ne Dievas, yra labai sunku praneš žinią, tu paskaityk šventą raštą, bent jau kartais. Nueik paklausyk, su kuo tu kovoji. Gal tau nereikia kovoti, gal paprasčiausiai priimk ir viskas. Taip kaip yra. Nors Anglijoje tai yra labai atvira ir tokia pakanti visuomenė iš tikrųjų. Ir labai faina, čia tikrai daug yra ir tų daug, sakykime, ir religijų, ir tų krypčių. Ir jie visi tarpusavį sugyvena. Be priešpriešos kol kas dar. Tikiuosi, kad taip ir bus. Mes turime savo koncepciją, jinai man tinka ir aš džiaugiuosi ir aš ją seku ir man gerai, ačiū labai ir tiek tai iš mano pusės. Super, ačiū. Egidijau, tavo paskutinės mintis, nes jaučiu liko jau nedaug laiko. Likus, jo.
žodžiu, neišeina mum atsijungti pilnai nuo to pasaulio ir gyventi tik tais kažkokiam pakibusioj versijoje. Mes turim ir dirbti, turim ir prižiūrėti ir vaikus, ir namus, ir turim išgerti kartais, ir turim švęsti, ir turim melstis, ir turim viskas yra savo vietoje, viskas turi balansą turėti. Amen. Tai šitame balanse svarbu nepamiršti, kas svarbiausias, kaip Tadai sakai, sunku kažkam įrodyti tą ar pasakyti tenai, žinai, kad tas katras netiki Dievu, bet tik mūsų pavyzdys, mūsų kažkoks būti žmogum, ne, tiesiog būti žmogum. Jo, žmogum neužtenka gimti, reikėjo tapti. Tai irgi yra toks momentas. Teisingai. Šaunuoliai, labai ačiū už šitą mūsų mažytį susitikimą ir dabar kitas bus kitą sekmadienį, ane? Jo. Jeigu galės, kas gali, daugiau gali prisijungti. Ir iš tiesų ačiū Viešpačiui ir sukalbam visi garbė Dievui Tėvui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogo ir te nuveda į amžinąjį gyvenimą. Amen. Gali baigti video, end video. Recording stop.